Sveiki, laba diena. Tai va, prasideda nauja dienelė. Antrą dieną matos laukia labai gražu, saulėt, bet vis tiek einu šiltesnis striuk, nes jau vakar pastebėjo, kad vaikštant tai karštai, šaltai lyja ir, na, žodžiu, labai apgaulingas oras, tai vis tiek einu šiltesnis striuk. Ir, žodžiu, mano tikslas šiandien yra nusigauti prie Kristaus statulės. Jis yra visiškai kitam kampe, ten kitoj upės pusėje ar įlankos, na, žodžiu. Ir bandys nusigauti ar su autobusu, ar su metro, tai žiūrės, kas dabar greičiausiai atvažiuoja. Jo, tai nori aplankyti to statulį ir ten dar yra apžvalgos aikštelė, kur galima matyti tiltą, kuris atrodo kaip San Franciske, tas raudonas. Tai va, dabar važiuosim ten, vėliau kažkur nueisiu papietauti. Ir vakare turėsim su partneriu vakarienę, atšvęsti savo magistrus, tiesiog pabūt dviese, pavakarieniauti, tai gal irgi kažką parodys. Bet dabar jau reikia kilti kelią į kelionę ir jo, tikiuosi nepasiklys. Jūs neįsivaizduojate, man pavyko atvažiuoti, žodžiu, kitą pusę, pravažiavo šitą tiltą. Žiauriai bijojo, kad nesustos, nes čia žiauriai įdomu su tais autobusais. Kažkaip, jeigu paspaudė ar kažkas, nu žodžiu. Bet sustojo, viskas išlepo. Dabar esu pakeliui link tos statulės, 15 minučių pėstute. Šiaip Google ved labai įdomias kelias visad. Mano mama nelabai būtų patenkinta, bet, nu, tipo, nieko baisus. Žmonės vaikštas ir jų daug. Tai tikrai, čia nemažai turistų vaikštas, tai nieko baisus nebus. Tokios fainios gatvytės šiaip. Nėra labai siauras, bet tikrai labai fainios. Tokia tikrai portugališko atmosferą sukuri. Einu dabar nusipirkti bilietų. Po to, kaip suprantu, galės pasivaikščioti po parko. Bet dabar norėčiau užkilti ten į viršų. Nes arba kiek kainuos augaliai, paukščių kačių, nu labai gražu. Čia va, galima ateit nusipirkti bilietėlį. Yra vyriukas padėt, kad pakilti viršų vienam žmogui, ten pagal amžių 8 eurų. Einu nusipirkti ir aš. Žodžiu, nusipirku bilietuko, davė vat įėjimą bilietą, pakilti į viršų, ten parodė, pro kur apeiti aplink ir žodžiu, patekti dar bus galime į koplyčią, prie tą pačią, bet žodžiu, kilsi į viršų. Žiauriai laukiu, žiauriai jaudinus, nes šiaip aš bijau aukščiai, bet čia tokia proga ir ta galimybė, kad, nu, aš negali nekilti. Kai pakelia liftų, reikia dar gerokai palipėti ir laiptukas. Gyvenimas, pasaulis yra pats geriausias dalykas nutinka žmogui. Man nuotaika tiesiog 3000. Negaliu. Ir dar aplink tą statulę yra išvien tokios mozaikos. Labai pasisekė, kaip už 8 eurus, nu tai čia yra pasak, aplink viso statulę ir apžiūrėti viską. Nu, žiauriai gražu. Marketinginis triukas, tai tik lipant iš statulės atsiranda suvenyro parduotuvytei. Bet čia tikrai yra labai gražių daug dalykėlių, bet ir kainytės, kiek čia dabar kainuoja, nu toj. Va, nuo tokių magnetukų, kurios gatvėje gali gauti 6 vienetus už 3 eurus. Viską čia yra, viską. Nu, aš sakau, čia marketingas. Buvo vert kiekvieną eurą. 8 eurų visumoj buvo. Tikrai buvo vert. Va. Bim, pam. Dabar einu prie tiltą. Dar vienas nuostabus dalykas. Nu, žodžiu, kur tikėjai, ten gražu. Va. Lyg San Franciske būčiau. Ko ne?
Žinot, nejaukiausias dalykas būn, kuomet reikia pasiprašyti kažkieno nuotraukos. Bet žmonės labai geranoriški, vis labai faini sutink, visiems vis laimingi. Dar paklausė, ar patiko tau ta nuotrauka. Tai tikrai labai... Tas keliavams vienai, gerai, aš nekeliauju vien, bet kaip ir dabar visą laiką vien. Kaip ir fain, bet biški ir tokia reikia išlipti iš komforto zonos. Tai va, dabar biški dar pasivaikščios po parko ir jau judėsiu atgal į aną pusę, nes jau pietus ir norėčiau kažką užvalgyti, nes 5 valandą šiaip turi būti viešbutį, gražiai apsivilkti, pasiruošti ir eiti vakarieniauti. Tai ir pasivaikščios. Tikrai bus dar daug ką pamatyti, čia tiesiog neįmanom kažką greitą plakstyti, nes norės visko apžiūrėti ir pabūti to akimirką ir sakyti, stok akimirką žavinga, nes iš tikrųjų, žiauri gražu. Į bilietėlio kainą dar įeina ir apsilankiams bažnytėliai. Tai va, to jau užsuks. Apsivaikščiojo, pažiūrėjo, pasigrožėjo, pabuvo, o dabar keliauja atgal į miestą. Varo iki autobusą, 15 minučių pėstute iki greitkelio, ten tokia, kur autobusų važinėjai. Eim ten dabar ir ieškosiu, kur varyti papietauti. Nu va, grįžo jau į savo vietą, į ten, kur gyvenu, labai patogioj vietoje, tarp kitką, nes prie pat sustoja beveik autobus. Tai žodžiu, visur gali nusigauti, kur tik nori. Nusprendžiau grįžti viešbutį, pakrauti telefoną ir tęsti savo kelionės varlės keliauninkės. Bet pirmą užkąs kažką, arba įsimagdonau. Bus matyti, pasižiūrės grįžus, kokių gerų vietų pavalgyti yra. Šitoje alėjoje šonuose iš vienvardinės parduotuvės, ten, pavyzdžiui, Bossas, kur ten dar mačiau, ten Michael Korsas, Gucci, Prada ir vis kiten. Mont Blanc, va, ten va to išonę pasirodės. Va. Kaip gerai kartais eiti ne pagal Google žemėlapį. Pavyzdžiui, aš tokių medžių tai nematau Lietuvoje. Vienas dar toksai iš įdomesnių dalykų Portugalijoje, bent čia jau Lisabonai, kad jeigu nori, kad autobusas stotų, turi tranzuoti. Tai čia vienas iš tokių keistesnių, kad būtina patranzuok, nes kitaip nesustos niekas. Čia tokia įdomesnė aikštė, kaip ir muziejus, bet ten dar yra sargas. Tokia didumo rododendra medis. Aš įsivaizduoju, kaip jis gražiai atrodo, kaip pražydži. O čia įims į prekybos centro. Toksai už kampą. Atėjo į H&M ir, žodžiu, čia kainos, kaip pas mum Lietuvo Pepko. Ta prasme, tokie gražus dalykai už, nepigs, bet tikrai gražus dalykai už nedaug. Portugališkas įvaizdis, bent jau man ta balta ir mėlyna, labai graži suknytė, kiek jinai čia kainuoja. €28. Labai daili. Dar vienas iš tokių irgi įdomesnio. Į vakar irgi mačiau šitas apžvalgos bokštelis, kur galim pasivaikščioti virš miesto stogų. Kokios fainios parduotuvėtės. Kaip vakars, ne vakars, bet jau 5 valandą, taip žmonių jau ir daugiau. Aš irgi užsipirkau magnetukų ir esu pakeliui namo. Ką tik praėjau pro to liniją, kur dažniausiai bando tave pagriebti į restoraną, pavalgyti. Ir žinot, ko man pasakė, tiesiog vienas bičiuk stovėjo ir jau kvietė valgyti ir aš tokia, net nežiūriu jį, nes stengiuosi nekontaktuoti, kad nereikėtų eiti valgyti pas juos. Ir jisai man toks, prasilenkiam realiai prie pat veido ir jisai toks į mane žiūri, это вкусно. Kokiais būdais tu galvoji, kad aš šneku rusiškai? Gal aš, pavyzdžiui, ką žinau? Azijietė, gal aš, pavyzdžiui, iš Indijos, tik švies. Это вкусно. Šokiravo, nusijuokiau. Panašus mes tikriausiai. Panašus vis. Prie gražus parką gyvenom, va ten jisai šiaip
labai didelis, bet niekad nebuvo nuėjęs. Biškai kaip ir gail. Grįžo į viešbutį, pradės ruoštis vakarieniai ir gal vėliau įkelis tik video, ką valgiam, šiek tiek, kad matytumėt, kas ten būna restoranas, nes einame tikrai prašmatnų ir visų išrekomenduotų restoranų. Labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi tika ir patika ir šitas toks šios dienos trams vlogs kažkiek praplėtė pasaulėžiūras apie Lisaboną, Portugaliją, iš tikrųjų šalis be galo graži, jeigu kažkas planuosit aplankyti, būtinai aplankykit ir išgyvenkit ne tik tas kelionių agentūros rinktas patiris, bet ir asmeninis, pavaikščiokit kitokiose gatvelėse, pajuskit to gyvenimo ritmo, pasipažinėkit transporto priemonėm viešosiom ir šalis nuostabi, viskas čia taip nuostabi ir gera, ryt namo tikrai dar nelabai nori, bet jau teks. Pasimėgavo, tikrai be galo džiaugiuosi visom šiom dienom. Tiek šiandien iš manęs, labai ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikyti, pasubscribėt, nors aš tik biškį reatsvėts, labai ačiū ir iki kitų video. Ciao! You're strong for a minute, I'm stuck on so far. I put you closer to my chest.